Tai pirmoji dienos pusėje pabandėme, aš trumpai tokiam langelį atradęs dabar, užfiksuoti, ką mes, kaip čia, kas nauja, bet susivienodinti matymą, kur esame. Tai žinių valdymas, žinių piramidė. Vienas tas svarbus momentas ir apie tą sluoksniavimą visą semantinio tinklo, technologijų, lygių. Taigi svarbus toksai, kaip tai paliekėme, nes tai yra, kodėl tai svarbu, nuo duomenų prie informacijos ir žinių, valdymo, kalba, sargiai. Taip, ir semantinio tinklo sluoksniai. Grubiai parašau, tai turbūt tokie akcentai, dėkui už diskusiją, pradedam pradžioje apie duomenų valdysenos modelio esminius momentus, duomenų valdymo galiotinio duomenų, tą vadinkim data stewardo sąvoką, kur mes sakome, tai kalbėkime apie tinkamą duomenų tvarkymą, augantį valdymą ar ne procese, nesikoncentruokime į sąvoką kaip duomenų savininkas, nes bus begalinė diskusija, kas tai yra. Yra kalba apie tinkamą tvarkymą ir valdymą. Pagal BDR, pagal organizacijos, pagal srities valdymą, pagal valstybės valdymo dalykus. Ir galų gale mes prieinam prie to, sakysim, kad būtų susikalbėjimas tarp piramidžių, duomenų informacijos žinių, kad reikia sutarti ir kokius formatus specifikacijas naudoti. Ir dėkui W3C, reiškia pasaulinio tinklo konsorciumui, kuris visas organizacijas ir bendruomenės apjungia ir kuria tas specifikacijas, kaip išreikšti duomenis, informaciją, žinias, ar kitaip sakant, duomenų modelius, informacijos modelius ir žinių modelius vieningai. Iš to ir gimsta, sakysim, semantinis tinklas. Į antrą pusę norėčiau priminti visiems ir paimsiu dvi dalis po 45 minutės arba vieną bloką iki pertraukėlėme iki 3 valandos, apie interoperabilumą ir semantinius išteklius. Be gailesčio. Tikiuosi, gal nusifotografavom kažką. Kalbam apie interoperabilumą, tai kaip čia pradėjau tokį improvizacijos būdu sakyti, kaip padaryti, kad tos piramidės kalbėtųsi tarp savęs, arba, sakysime, organizacijos, sistema su sistema, organizacijos, sektorium, valstybė su valstybė. Ir yra toksai dalykas kaip European Interoperability Framework. Kas girdėjo? Tiksliau, kas negirdėjo? Turbūt niekas. Negirdėjau. Negirdėjęs? Aha. Pradėkim nuo to. Europos interoperabilumo modelis, kuris atsirado jau dabar, pasakysiu, net ir tiksliai 2005 metais išleidus koncepcinį komunikatą Europos komisijos pagal Europos interoperabilumo strategiją, tai sakysim taip, EIS, kuris pasakė tokį ketinimą Europos Sąjungoje, ir tai nupiešė koncepcinį paveikslą, kaip padaryti, kad šalis susikalbėtų tarpusavyje. Gal pradžiai ten kalbėjo apie Europos Sąjungos struktūras, ar ne? Bet paskui visą tai surtuliojo netgi su interoperabilumo aktu, teisingai turbūt Martynai, kad jau tas įformina, kad tas nusileidžia nebe tarp šalių, bet jau, sakome taip, šalies lygmenyje turi būti interoperabilumo modelis, kaip šalies lygmenyje, šalies narės Europos Sąjungos, ar ne? Kaip užtikrinti, kad organizacijos ir jų, gal lietuviškai pasakysiu, informaciniai ištekliai tarpusavėje kalbėtųsi. Ir jie išvedė tokį kaip ir modelį. Modelio principai, principinis modelis pagrįstas 4 sluoksnių požiūrių.
kuriuos pasakysiu trumpom dėrutėm. Kas galėtų pasakyti, kas tai yra? Tas 4 dėžutės. Sluoksniuot. Pasiduodam sakyti. Pasiduodam sakyti. Kai buvo iškeltas klausimas, kas yra interoperabilumas, kas yra sąveikumas, na tai visų pirma buvo pažiūrėta, gerai, sakom, taip, pradedam nuo techninio, ne? Kokie yra iššūkiai ir ką reikia daryti, kaip sutarti formatus, nesiprašau, ne formatus, protokolus, pavyzdžiui, kaip vykdyti sąveikumą, na, čia sakykim, taip, sakau, tarp tų piramidžių, duomenų, tarkim, pavyzdžiui, sąveikumą arba sistemų sąveikumą, ne? Tai buvo iškeltas klausimas, kad, okei, kaip Europos Sąjungos šalys narės, Lietuvoje ar ne, pavyzdžiui, kaip įgyvendinti techninį interoperabilumą, kaip išspręsti techninį interoperabilumo išteklius. Jeigu prieš 20 metų tai buvo daugybė formatų, ar ne, protokolų, ar ne, kaip tvarkomi duomenys, kaip servisai teikiami, kaip dalymasi, na, tai buvo tas techninis klausimas. Kas yra susitarti, kaip vienodai tą daryti, kaip įmanoma daryti. Kitas sluoksnis einant iš apačios į viršų, semantinis. Jeigu taip išskaidyti į 2 dalis, yra 2 dalykai. Sintaksė ir patys formatą, arba kaip mes išreikšime tą ką turime, kažkokiais tai vienodais sutartais semantiniais modeliais. Čia turbūt tas truputėlį pagrinde turbūt atspindys tos kažkiek tai galbūt sumažintos piramidės požiūrės. Jeigu kalbame apie duomenų valdymą kaip tokį, techninį lygmenyje, kaip mes duomenys išreiškim, kaip formatus, kaip mes apsikeičiame, o čia kaip duomenys išreiškime sintaktiškai, kokia formatai struktūra, ar ne, kad būtų vienodai interpretuojama informacijos ir žinių prasme. Turbūt čia pagrindę į tai ir orientuojamės. Na, jeigu mes sakom taip, padaryti vieningą semantinį sluoksnį, tai pagrindę, sakom taip, klausimai sukasi apie semantinį interoperabilumą. Bet kuo tam reikia, kad visą tai veiktų, reikia, kad organizacijos tarpusavėje kalbėtųsi, kad veiktų sutartis, veiktų bendros taisyklės, kurias nustato aukštesnis lygmuo pagal interoperabilumą, kas galėtų pasakyti? Teisinis interoperabilumas. Legal. Čia toks geras trumpinys gaunasi. Lost. Tai kad nebūtų lost, ir čia buvo, kaip matyti, sugalvota toksai, nežinau, čia sutapimas, 4 sluoksniai. Ir kad visą tai veiktų, reikalingas iš apačios į viršų visą apimantis, kas dalykas? Valdysena. Reikalinga interoperabilumo valdysena kaip tokia. Tai trumpai grafiškai atvaizduojant, dar čia prie pačių sluoksnių prieinant, interoperabilumo modelis turi savyje ir patį koncepcinį modelį, prie jo prieisiu, turi tos vadinamus 4 interoperabilumo lygius, ką čia jau paminiu, interoperabilumo principus. Ar prieš 15 metų, kaip teko projektuoti, kas turėtų būti interoperabilumo platforma Lietuvoje, tai teko irgi, atviri standartai, vieninga prieiga, įtrauktis, visi kiti dalykai, kurie galbūt daug kur atsispindė net ir virtualinėse paslaugose. Ir rekomendacijos. Čia mini 47, bet jeigu taip žiūrėti į interoperabilumo specifikaciją ir jeigu išgryninti tokį kaip kriterijų sąrašą, mes su Gabrielė irgi darbams dabar jau yra tarp daugybės įrankių saviįvertinimo, čia galbūt prie to dar ir prieisim, kaip valstybių mastu kiekviena šalis ir organizacija, kuri atsakinga už interoperabilumą, kaip turėtų įsivertinti savo interoperabilumo gebėjimą. Tai jeigu, sakysim, 47 rekomendacijos, mes šalių mastu prieš 5 metus atlikome tokį kaip ir padarėme Exceliuko, sakysime, vertinimo kriterijų sąrašą, kur gausi turbūt virš 400 kriterijų. Bent jau sveikatos srityje tai buvo 450, pagal tos skirtingus lygius, kiek kriterijų reikėtų, kaip įsivertinti, pasakyti, kokiam tu brandos interoperabilumo brandos lygmenyje esi.
Per daug kriterijų. Ar turime standartinės sutartis tarp organizacijų duomenų teikti gauti? Čia toks paprastesnis, ne? Galbūt dalykas. Ar yra teisinė reguliacija tokia kaip kitos šalyse, kaip valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas, kuris nustato pagrindinius dalyvių vaidmenis. Dalyviai gali būti valdysenos ir valdymo vaidmenis. Valdysenos nuo vyriausybės, ministerijų, vyriausiųjų tų, sakysim, vaidmenų kaip įgaliotinių. Ir tada, sakysime, valdymo kaip valdytojas, tvarkytojas ir ką jie turi daryti. Nordės pasakęs, kad daug šalių to neturi. Mes esame gan pažengę irgi, sakysime, interoperabilumo lygmenyje, teisinio interoperabilumo lygmenyje, organizacinio. Taip pat, bet dabar, kaip čia ir diskutuojame, kad jeigu iš apačios į viršų einant techninio interoperabilumo lygmenyje jau daug yra praeita ir tiek Registrų centras, tiek ir Sodra dalyvauja ir VISPO kontekste, teikia gaunant duomenis vieningą prieigą prie elektroninių paslaugų. Tas lygmuo, sakytume, taip techninis, nors kaip žmonėms paprastai prieinamas, vis dar techninis paslaugų katalogas, sakyčiau, jis toks nelabai ten, sakysim, dar galbūt pagal semantinę paiešką gal veikiantis, bet į ateitį žiūrint, galbūt ir taip, bet yra tas kelias irgi pakeliukės esame į viršų. Tai nėra taip, kad Lietuvoje neturėtume kažką tai lygmens, turime valdyseną, gal stipriai kaip ir modelį, reiškia, kad yra daug dar ką nuveikti. Tai kalbant ir šiuo projektų iniciatyvą, ką mes čia darome, leisiu trumpai principus, dar vizualiai parodysiu skaidrėje, apie sluoksnius. Mes pagrindinę koncentruojamės į semantinio interoperabilumo kaip tokį įgalinimą. Mes sakom taip, pradžioj, kaip pagal tą piramidę, sakom taip, to pagrindo, sakysim, pradžioj susižiūrėkime, kokius duomenis turime, susidėkime į katalogą, pagal vieningą sutartą specifikaciją, vėliau ją tą katalogą turtinsim, kai tik bus kokių daugiau žinių, priimdami semantinius išteklius, žodynus, referencinius kodų klasifikatorius. Kas galbūt jau galvojate, savo informacinės sistemose daug turite klasifikatorių žinynų, bet galbūt tai tiesiog buvo daugiau padaryta, kaip sakyti, techniškai įgalinti, negu tai yra semantiškai tinkamai kaip ir pilnai aprašyta. Tai tas pirmas žingsnis semantinio interoperabilumo link, kur mes pačio darbų kartu darbuojamės, tai, sakysim, katalogizavimas, aprašymas, žinojimas, kas yra pirmas tas dalykas, sluoksniukas, ir sakome, semantinis praturtinimas plus ant to, ką truputėlį jau ten, kaip čia, besikalbančių piramidžių, lygmenį kalbėjome. Lipant toliau organizacinio interoperabilumo, kaip ir link duomenų valdyme, mes sakom, taip yra duomenų valdysenos modelis, kuris iš teisinio lygmens išteklių valdymo įstatymo lygmenyje yra apibrėžia pagrindinės sąvokas, ne tik tai visų išteklių valdymo, bet ir duomenų valdysenos ir valdymo pjūvių. Ten rasti tų sąvokų duomenų valdymo įgaliotinis, kas yra duomenų valdytojas, tvarkytojas, tos sąvokos, išteklių Lietuvos valstybės informacinių išteklių valdymo kontekste. Svarbu suprasti, kad yra dar ir kiti įstatymai, teisės gauti ir pakartotinio panaudojimo, teisės gauti informaciją ir pakartotinio duomenų panaudojimo įstatymus. Vis niekaip negaliu atsiminti tą tiksliai pavadinimo įstatymą. Tai yra duomenų archyvavimo ir dokumentų tvarkymo įstatymas, kur ten irgi tam tikriem duomenim tvarkom, bet čia turbūt galbūt persidengiančios, bet galbūt nepilnai, sakysime, sutampančios, galbūt tikrai nepilnai sutampančios valdysenos sritis, bet čia turbūt nesileisiu dabar, nes ekspertai yra kiti, kaip Kęstutis Andrijauskas ar kiti. Tai kodėl mes apie tai kalbam? Mums svarbu, vėlgi, kai kalbam apie modelius, specifikacijas, ką mes darom, svarbu suvokti, apie kurį lygmenį sąveikumo kontekste mes kalbam ir kodėl tai darome. Tai duomenų valdysenos iniciatyva, visa katalogizavimas ir praturtinimas, semantinio interoperabilumo link, kuris yra įgalintas per organizacinę, sakysim, tą proceso įgalinimą ir teisinį, sakysime, kaip ir šiuo atveju interoperabilumo arba išteklių valdymo, valdysenos, kaip ir modelio nustatymą, kokios yra taisyklės
iš teisinio lygmens organizacijom, kaip jos turi žaisti, ir tada iš to, kaip organizacinis lygmuo užtikrina semantinį interoperabilumą, pasitelkdamas techninius sprendimus, kuriuos kiek įmanoma sutarę žaidėjai. Yra be kita ko, turbūt kas daugiau iš administravimo ar projektavimo sistemų srities, yra netgi Lietuvoje interoperabilumo, kaip čia, saveikumo, kaip ir sveikumo užtikrimo ir formatų rekomendacijų, rekomendacijos tvirtinimus VSSA, kuris galbūt daugiau yra, pavyzdžiui, irgi valdysenos prasme, technologinio interoperabilumo šiek tiek į semantinį perinantis dokumentus, kuris nustato tam tikras taisyklės. Va, tai turbūt... Labai gerai, taip. Tai tiek apie tavo, sakysim, kas yra interoperabilumo Europos Sąjunga ir, sakom, taip, jų valstybės mastu, o objektas mokslinis. Tai prašau, Jolanta. Tai klausimą kaip tik ties tuo ir turėčiau. Dabar, kaip suprantu, yra bendrieji teisės aktai, interoperabilumą aprašantis tame kontekste, bet registrai yra tvarkomi pagal specialiuosius teisės aktus, kurie pagal bendrą teisinę logiką šiuo atveju gaunasi kaip ir aukštesni, nes kiekvienas registras turi savo specialiuosius teisės aktus ir ten jau konkrečiau viskas yra sudėliota. Tai jūsų nuomonė, kaip iš šio konteksto žiūrint, turėtų būti taikoma, kas prie ko. Nes, kaip žinia, registruose labai daug asmens duomenų, ten vėlgi eina BDRas ir kiti apribojimai, ir visas tas kontekstas aprašymo, kurioj vietoj turėtų būti bendrieji ES ir bendrieji nacionaliniai teisės aktai, o kaip tada žiūrėti į specialiųjų teisės aktų reikalavimus. Čia, tiesą pasakant, nežinau, Martynai ar gal Kęstutis galėtų pasakyti apie tą teisės aktų taksonomiją, kaip tinkamai taikyti, nežinau, turi tam tikrą matymą, bet gal Martynai esi ekspertas toj srityje pakomentuotum, jeigu galėtų. Ja, tai pagal teisinę bazę Lietuvoje yra tokia gradacija, ne? Pirmoje vietoje konstitucija, paskui yra tarptautinės sutartys, tai kas atitiktų ES tiesioginio taikymo teisės aktus, kaip yra reglamentai, pavyzdžiui, saveikumo reglamentas. Tada jau eina įstatymai. Įstatymai irgi yra konstituciniai įstatymai, sakykime, yra pagrindiniai įstatymai. Kas liečia registrus, reiškia, valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas yra toks bendras įstatymas, kuris apibrėžia, kaip valstybės ištekliai tvarkomi Lietuvos Respublikoje, apibrėžia principus, reiškia, duomenų visokių nedubliavimo ir taip toliau. Tai jie yra tokia kaip konstitucija, sakykime, visom kitom informaciniam sistemom. Registrai irgi dabar tampa informaciniam sistemom pagal tą įstatymą šių metų pradžios. O po to jų specialieji teisės aktai, jie tik tai specialiai nustato konkrečius reikalavimus tam registrui. Tai, aišku, čia derinant, tarkim, dėl duomenų teikimo, tai, aišku, reikia žiūrėti, reiškia, duomenys šiaip by default valstybei turėtų būti atviri, bet jie yra apriboti įstatymą. Prastai įstatymą būna nurodyta, kam duomenys yra teikiami, ir ne? Tai tas specialus įstatymas būna, reiškia, nurodytas, o šiaip pagal, pavyzdžiui, teisės gauti informaciją įstatymą, tarkim, duomenys turėtų pateikiami. Bet kadangi jie yra ribojami specialiaisiais įstatymais arba reglamentų Europos asmens duomenų ar ne apsaugos, tai tie specialieji patikslina. Tai čia kažkokios priešpriešos nėra tarp tų įstatymų. Net, aišku, gal būtų gerai kažkokį konkretų pavyzdį, jeigu galėtų kolegė pateikti. Jolanta, ar turite konkretų pavyzdį, kur sakytumėt, kyla klausimų, kaip taikyti?
arba kaip suderinti teisės aktus? Na, sakykime, dabar čia, kaip suprantu, jau yra kaip aksijoma rengiant specifikacijas iš karto numatyti duomenų atvėrimą, aprašyti. Čia galbūt Edita Jauniškienė su tuo susiduria labiausiai. Ir dabar, kaip pasakyti, ką reiškia atvėrimo? Tai reiškia, kad visi tie aprašai, struktūros duomenų bazės, jos kaip ir viešinamos yra, nors duomenys yra pagal BDR apsaugoti, niekada jie ir nebus atverti. Tai va šitoj vietoj man logikos trūksta kaip ir. Čia teisingai suprantu, kad tada gaunasi, Martynai, ta mintis, kad jeigu yra, tarkim, išteklių valdymo įstatymas, sakysime, principą, kad informacinės sistemos turi funkcionuoti numatant, tarkime, duomenų atvirumo principo įgyvendinimą, tai sakysim, kaip bendras teisės aktas, o registro įstatymas sakytų, kad duomenys, nežinau, netikimi kaip atviri. Bet čia abejo, ar tai būtų, bet... Klausime, aišku, ten gal išskirta, reiškia, metaduomenys ir duomenys. Tai duomenys, tai jie nėra atviri. Metaduomenys reikia žiūrėti kokie. Pavyzdžiui, techninė specifikacija dabar, kiek žinau, kiek yra rengiami, tai įgyvendinantis teisės aktai įstatymą, tai nebus atviri, reiškia, techninės specifikacijos. Tai jeigu tai laikyti techninės specifikacijos dalimi, tada jie tampa neatviri. Dėl ko aš tą klausimą keliu, kaip taisyklė, raštingumą ties duomenų atvėrimu, tai Lietuvoje dar labai daug trūksta. Ir pagrinde gaunasi kaip, kad atveriame duomenis, tada pasipila, taip sakant, lavina neigiamų atsiliepimų, kad vardų pavardžių neatvėrėm, kad neatvėrėm, kas kokio turto turi ir panašiai. Tai va tos takoskyros trūksta, kad iš karto būtų aišku, apie asmens duomenis nekalbam. Eina tik tai nuasmeninti, nuslaptinti, taip sakant, duomenys, kurie ir gali būti atviri. Bet kadangi nėra tos aiškios takoskyros, kaip ir trūksta jos, tai vat gaunasi tokia kaip ir nesąmonė. Šis, aišku, projektas, jisai apima ne tik atvirus duomenis, o labiau orientuotas į kaip tik tos uždarus, pavadinkim, duomenis, kur įvairių valstybinių informacinių sistemų sąveika. Bet, aišku, galbūt man keista girdėti tokius, sakot, kad gaunat priekaištų, kad asmens duomenys nėra atveriami, tai atrodo jau pakankamai ir išpopuliarintas BDR-as ir asmens duomenys yra tik tam tikrom išimtim atveriama, ten, sakykime, rinkimai, kai vyksta rinkimų laikotarpiu, yra kandidatų duomenys, tam tikri asmens atverimi, taip pat įmonių vadovų, akcininkų galbūt, kai kurie duomenys yra atverimi, tai išskirtiniais įstatymai nustatytais atvejais, o šiaip jie visada laikomi uždaryti, nebent yra įstatymų numatytos kažkokios išimtys. Tai turi būti, aišku, reguliuojama. Tai visiškai normalu yra nurodyti, kad negalite atverti asmens duomenų, vadovaujantis BDR. Man atrodo, labai dažnai ir tas būna naudojama, kad aš pats esu gavęs registrų centro atsakymą, kad negali suteikti duomenų. Na, dar ne kartą gausi. Jo, tai gal tada siūlau judėti toliau, perimsiu kamerą gal. Čia turbūt toks klausimas gal reikalauja atskiros diskusijos, ne kaip taikyti specialiuosius versus bendruosius teisės aktus, bet turbūt dėl duomenų teikimo, tai yra teisės gauti informaciją ir naudojimo įstatymus, kuriame labai aiškiai, mano nuomonė, kiek skaičiau dabar nagrinėjau ir dėliojantis, sakysim, struktūra, yra pasakyta, sakysim, taip, kiekviena organizacija turi turėti inventorius tvarkomų duomenų, ar ne? Didelės vertės duomenys atverti ir mašininio skaitymo būdu, ar ne?
ten, aiškiai pasakyta, tol, kol tai neprieštarauja kitiem teisės aktam arba subjekto teisėm į tą informaciją, tai skaitant asmens duomenys, tai yra subjektas, kuris turi leisę, jūs, Martyno Daugirdo duomenys atverti, sakau, imkite, skaitykit mano sveikatos istoriją, sakysim, jau taip, sakysim, pagalvos, kitiem galbūt jautru, ne? Va, bet tai yra tokie kaip subjekto teisės dalykai, įstatymo kitur įvardinta, irgi sureguliuota kažkiek tai, bent jau Lietuvoje, ne? Čia atsiprašau, vis tenka kamerą per naują nustatyti. Taigi, sugrįžti. Ok, tai sugrįžtam. Čia truputėlį daugiau teksto skaidrėje. Teisinis interoperabilumas kam? Užtikrinti bendradarbiavimą tarp organizacijų, tarp šalių. Turbūt vienas dalykas teisės aktais dažniausiai išreiškiama. Organizacinis interoperabilumas, tai ne tik tai sutartys, kažkas žiūrės mikrofoną. Jeigu leidžia jūsų įgaliojimą. Jo, judant toliau, tai ne tik tai tarp organizacijų, bet ir sutarti, kaip organizuojami procesai, galbūt, sakysim, tokia sąvoka iš tokios kaip ir mūsų srities, mes kaip sakom, jeigu, sakysim, kažkokį procesą, pavyzdžiui, mes paminėjom, duomenų valdymo procesą, kaip organizacijai meta duomenys valdyti ir kaip organizuoti meta duomenų teikimą į centrinį katalogą. Ar, sakysim, esam parengę, tarkim, bendrą procesą, kuris, sakysim, taip, globalus blueprintas, čia prie duomenų valdysenos modelio temos, kur, sakytum, yra referencinis modelis, kurį naudokite ir pritaikite savo organizacijoje, tam, kad, sakysim, vienodais principais tas darbas vyktų. Tai, sakysim, turbūt, procesų referenciniai modeliai prasideda, kaip tada einant prie semantinio interoperabilumo ir techninio, prasideda tokie klausimai, kaip sutarti, kokie formatai, protokolai, net ir sprendimų, sakysim, taip, komponentai, kaip mes angliškai sakom, building blocks, kaip jie turėtų būti organizuoti, kad vienodai suprastume. Jeigu elektroninė paslauga yra kaip tokia, kad jinai yra sudaryta iš jos prieigos kanalo, vienas dalykas, už jos lypi procesas ir už to proceso yra, sakysim, arba organizacijos, arba kitų organizacijos duomenys gaunami per tą patį galbūt interoperabilumo terpę, tam, kad būtų suteikta paslauga. Kanalas gali būti tradicinis prieigų vieta, mobiliu kanalu, svetainėje ir panašiai. Turi kanalą visi išrandami. Jeigu taip yra sutarta, kad turi techninio ir tos, sakysim, semantinio interoperabilumo lygmenyje, tai jau, sakysim, tai jau didelis žingsnis į interoperabilumą. Ir jeigu taip kalbėti apie pačias ištakas, EIFO kaip to koncepcinio modelio, kas už to interoperabilumo tarp šalių Europos mastu, bet ir valstybėje, jau, sakyčiau, taip techninio interoperabilumo lygmenyje jau yra įvykę, tai yra toks senas geras paveiksliukas, turbūt 2005 metų tas konceptinis modelis, kad norit tam, kad gyventojai, piliečiai, ar tai organizacijos, ar tai verslas gautų paslaugą per vieną kanalą, reikalinga kažkaip suteikti vieningą sluoksnį prieigos, reikia jį orkestruoti, reikia užtikrinti vieningą procesų valdymą, reikia užtikrinti vieningą, sakysim, duomenų mainų terpę, ir saugumą juos užtikrinti, ir užtikrinti, kad bent jau bazinės paslaugos, būtų bazinės paslaugos, baziniai paslaugų komponentai, sakysim, taip, mes anksčiau vadiname duomenų mainų komponentai, ar tai baziniai viešųjų paslaugų komponentai, kad jie būtų prieinami ir pasiekiami. Ir tas savoka kaip base registras, baziniai registrai, tai šapimi pirmą prioritetą, jūs sakytum taip, registrai, valstybės registrai ir kiti registrai, tai jie bus dažniausiai tie, kurie bus duomenų teikėjai tam, kad būtų įgauntos paslaugos, kurias teikia kitos organizacijos. Čia tas bazė, ko tam reikia, ir galbūt ir kiti paslaugų teikėjai. Tam, kad tai vyktų per vieningą kanalą, ir gyventojai verslas būtų laimingi. Apie interoperabilumo modelius, ką dar svarbu pabrėžti.
nežinau kaip sodros atveju, ar registrų centro sodros, tai lygtais irgi yra tam tikros užuomazgos, gal galėsite pakomentuoti, bet visą tai išsirutulioja, kad jeigu mes kalbam apie, sakysime, nacionalinio lygmens, Europos Sąjungos mastu interoperabilumo modelį, dabar interoperabilumo aktu jau privalomai turbūt prašoma įsivertinti ir turėti nacionalinius interoperabilumo modelius, ar ne, bus, ar ne, įskaitant tą semantinį sluoksnį, apie kurį mes ir koncentruojamės, šalių narių mastu, tai interoperabilumo aktas, Martynai, nežinau, kiek tam dabar įpareigoja, nuo kada raportuoti privalomai, kaip atsitinka? Sausio mėnesį. Čia nuo 12 dienos. Tai turėsit raportuoti, kaip atitinka, sakysim, kaip savo nacionalinių interoperabilumo modelių, atitinka bendraeuropinius interoperabilumo modelių reikalavimus. Principus, tikslus, visą kitą. Ne? Ir taip privaloma. Buvo ta, sakysim, yra organizacija interoperabilumo observatorija Europos Sąjungos mastu, kur ten savanoriškai darydavo tyrimą, rinkdavo tam kaip statistiką, kaip šalis narės pažangiai vyksto tą dalyką, dabar jau taptus privalomų dalykų ir privalomų, na, sakysim, stums tą atlaikį vis labiau privalomai įgyvendinti. Ką dar šituo noriu parodyti, kad tam tikrose sektoriuose atsiranda savi interoperabilumo modeliai. Ne? Ir net ir Europos Sąjungos mastu, bet ir Lietuvoje tam tikros užuomazgos yra. Pavyzdžiui, vienas mano senas geras žinomas pavyzdys yra e-sveikatos interoperabilumas. Jeigu, sakyčiau, tai piešiu didelį paveikslą Lietuvos mastu, tai viskas yra interoperabilumo platforma, visoms paslaugoms, visiems dalyviams, kur, sakysim, įgyvendina išteklių valdymo įstatymo nuostatas per organizacinius bendrojo taikymo, galbūt kartais ir specialius interoperabilumui įpareigojimus su techninė platforma įgyvendinant, sakysim, valstybės mastų interoperabilumą. E-sveikatos ir dedikuotas sektoriai, kodėl yra prasminga turėti e-sveikatos interoperabilumo, sakysim, techninį lygmenį sistemą, SPBIS, kažkada sugalvojom pavadinimą, bet visi labai sako, kažkaip reikėjo pavadinti paprasčiau, gavus kaip gavus. Bet techniniam yra semantinio interoperabilumo ten užuomazgos, o kodėl to reikia? Dėl to, kad yra specifika. Yra specifika turinio, yra didelė specifika dalyvių. Sveikatos sektorius, pirminė, antrinė, tretinė prasideda privatus, neprivatus, duomenų savininkai, nesavininkai, daug niuansų ir didelis srautai keliauja. Va, tai ir čia surprizas, kad ir 14, 15, 16 metais ir Europos mastu ir daug nusižiūrėjo, bet taip panašiai sudėliojo, kad irgi taip European Health, kaip tai vis šifruoja, Gabrielė, primink, REHIFas. Redefined interoperability framework for e-health. Yeah, redefined interoperability framework for e-health užrašysiu. Sakysim taip. Ant tų pačių principų uždėjo kaip bendrų interoperabilumo EIFO principų sritinį. Ir kas dabar vyksta, jau pastaros 5 metus, bet jūs antras pasakysiu, Sodra irgi žino, savo srityje turi savo interoperabilumo modelį, SSI sistemos pavidalu, vyksta integracija. O dėl ko tai integracija, tai saveikumo įgyvendinimas. Iššūkių vis laik yra, tas niekada nebuvo daryta. E-sveikatos reikėjo receptai, pasiemus su visnė. CC, tai draudimo informacija, socialinio draudimo, ten turbūt kažkas ir daug visko, gal net, sakyčiau, per daug. Bet tai vykstantis dalykai, yra labai didelio masto. Bet nepamirškim, kodėl visą tai daroma, čia vėlgi grįžtame galbūt prie to patys principo, dėl mūsų pačių, dėl piliečių, dėl verslo, kurį gyvena Europos Sąjungoje. Ir kas dar labiau vyksta, kad tos praktikos tarp šalių bendradarbiavimo pasidalinamos su kitom šalim. Ir pastaros 5 metus tenka darbuotis su, tarkim, tokia didelė programa kaip EU for Digital, kur mes Europos Sąjungos tos praktikas, pačios interoperabilumo, nešam tokiom šalim kaip Ukraina, Moldova, Armėnija, Azerbaidžanas, Sakartvelas, ar ne? Irgi tam paveikslas vis keičiasi spalvom, reikia stebėti, bet
europinė praktika yra, iš ties labai stipri, to, sakysim, to lost įgyvendinimo mastu tarp šalių. Kur sėkmė, vėlgi grįžtam prie tų pačių žinių, tai tos piramidžių bendravimo prasme, labai stipriai statoma ant atvirų standartų, nebūtinai atvirų kodų, nepainiokim, atvirų standartų, atvirų specifikacijų. Tas pats semantinio tinklo technologijų stekas, sluoksniavimas yra labai stiprus pagrindas tą užtikrinti. Anksčiau apie XML kalbėjom, dabar apie JSON, apie RDF, apie ontologijų aprašymą HAL metodais ir visą kitą. Čia jau net nebediskutuoja industrijos, ar programinės įrangos industrijos, ar organizatoriai, kuo organizuoti, kaip išreikšti. Kalba apie tikrai sudėtingesnius uždavinius, kaip semantiškai išreikšti tai, ką turime, kaip užtikrinti organizacinį interoperabilumą, kaip įgalinti teisiškai, arba ką iš to galim pasimokyti ir užkelti teisinį lygmenį. Tai čia toks svarbus momentas, kad mes jeigu darom semantinis interoperabilumas, tai ne šiaip kasam, kad pirmos sluoksnį nukasam, sakom, tai nerto dirvono ar praėjom, sakysim, ar praeikėjom, kad būtų duomenų katalogas pradinis, nebūtinai ten labai semantiškai turtingas pradžia, bet pradžiai bent jau, sakysim, sužiūrėti, kokie tie duomenys yra, ar ne, susižiūrėti tą sluoksnį pradinį susikurti ir tada žiūrėti, kaip jį semantiškai turtinti įkelti į viršų, ar ne, bet visą tai darome tam, kad būtų kokybiškesnis gyvenimas, žmonės laisviau judėtų, greičiau judėtų, prekės greičiau judėtų, tinkamai, kur reikia sankcijas pritaikyti, ar ne? Kad neprasprūktų čia paketas, o ten ne paketas, ar ne? Iš tikrųjų, ne? Tai irgi prasideda įvairūs žaidimai, kur kaip tą galima, kaip mūsų gyvenimą pagerinti, pasaulį padaryti geresniu. Tai akcentas, kad interoperabilumas yra galingas dalykas, kiekvienas apie tą galę susideda iš to, kad kiekvienas turime žinoti, ką darom, ar ne, kokią sistemą tvarkom, kokius duomenis tvarkom, kaip juos išreiškiam, kam jų reikia, o gal nereikia, o gal reikia, bet negalim duoti. Ir tokie dalykai, ir taip reikia savaiškiai įsivardinti ir turėti platesnį paveikslą, ne tik tai savo kertelį, bet žiūrėti, daryti konkrečiai savo darbą, ar ne, bet žiūrėti plačiai. Ne? Eiro žodis. Kas girdėjo šitą? Kaip visą šitą dalyką, sakysim, sistemų prasme padėti, sakysim, taip, šalis A turi informacinį sistemą A ir kita šalis B, iš kitos pusės čia rašau, ne, turi informacinį sistemą B. Kaip padaryti, kad šalis, arba ne šalis, Lietuvoje dvi organizacijos, kurdamos informacinę sistemą, tais pačiais principais vadovautųsi, gyvavimo ciklą organizuotų, ar ne? Kaip užtikrinti, kad tam tikri struktūriniai komponentai būtų išskirti pačioje informacinėje sistemoje, ne? Pavyzdžiui, tas pats sluoksniavimas, duomenų, ar ne? Yra taikomųjų sistemų paslaugų, toks elementarus, paprastas priėjimas. Reikia kažkokio tai sutarimo, ir dar iš tikrųjų turėti tą aukštesnį pagrindą, dėl ko tas kuriama. Tai greitas atsakymas būtų, ir čia Kęstutis Andrijauskas yra mūsų guru, turbūt visam rate, labai aiškiai pasakyti, išteklių valdymo įstatymai, visą tai sureguliuotų nuo valdysenos iki įgyvendinimo, ir tai yra puiku, ar ne? Bet kai prieinam praktinį įgyvendinimo, tai, sakykim, yra taisyklės, yra skirtingos interpretacijos, ir jeigu Lietuvoje, sakyčiau, taip gan neblogai mes turime praktiką, sakysim, nuo tavo sureguliuoto, kas čia jau kaip valdymo artefaktai, sakysime taip, ne, valdymo artefaktai, nuostatai, informacinių sistemų valdymo artefaktai, nuostatai, specifikacijos, ne, techninės specifikacijos anksčiau, ne, veikiančios sistemos kaip sprendimų artefaktai, jie gerai, ir mes bendrai, turbūt, gan gerai stovime, gan gerai išreikšti Lietuvoje, ne? Bet kai kalbam tarp skirtingų šalių, prasideda įvairių dalykų, ir sutarkime, ne? Kaipgi ta paslauga, ar ta paslauga žmogui, ar ne? Na, turi procesą, ne? Turi už savęs duomenis, ne? Čia yra procesas,
yra paslaugos gavėjas, čia yra kažkur tai paslaugos teikėjas. Ir sutartas sąvokas, ne tarp šalių. Ir šitą vietą jau prieš kurį laiką tos sąvokos koncepciniuose modeliuose galbūt tai kaip ir buvo koncepcinėse išraiškose teisės aktais arba principais ar reikalavimas šiek išreikšta, bet į žaidimą atėjo prieš jau 4 metus Europos interoperabilumo referencinės architektūros modelis, kuris padeda sudėlioti, pateikia tą, sakysime, europinės praktikos vaizdą, įstatomuosius blokelius, iš ko, kaip pastatyti šitą, kaip čia pasakyti, taip gražiai stekas lietuviškai, stirtą, ne, va, šitą gražiai va tokią stirtą sudėlioti, ne, pavadinkime lietuviškai. Nes čia, jeigu, sakysime, imkim kiekvieną informacinę sistemą, ar viduje tarp kitų organizacijų sistemų, ar organizacija su organizacija net Lietuvoje, vienu ar kitu mastu turi, sakysime, tą komponentą teisinio, organizacinio, semantinio, techninio interoperabilumo. O klausimas, kaip suvėlti, iš ko tie blokeliai susideda, per gyvavimo ciklą, taip, grubiai sakom, tas lietuviškai sakom, taip, steigimas, kūrimas, eksploatavimas, paskui likvidavimas yra per visą ciklą. Mes architektūriškai sakom, galbūt ten per kitus ciklus, jeigu pagal TOGAF kitas ciklo atvaizdavimas būtų turbūt labai analogiškas, kaip sudėlioti blokelius. Atsakymas EIROje yra blokeliai, ar ne, blokelių tos praktikos, pagrįstos ir pavyzdžiais, ir galbūt ir standartais, sudėliotos pagal interoperabilumo pjūvius. Dėl ko aš tai sakau, ir galėsiu parodyti ir gyvai pavyzdį, kaip tai atrodo, pasakyčiau taip. Jeigu dabar konstruoja kuris nors, sakyčiau taip, veiklos architektų su sistemos architektų naują sistemą, tai teiks elektronines paslaugas šalyje ar už šalies ribų, jis turi būtinai pažiūrėti, kas yra tas EIROS praktikos. Ar ten yra gera, bloga, jeigu bloga, rašykite tiesiai laiškus, pakritikuoti, bet ten yra daug gerų dalykų, kurie yra sudėlioti. Ir ne dėl tų sudėlioti, bet dėl to, kad yra daug įvairių patirčių įgyvendinti. Ir, sakysim taip, atsakymus, ne? Iš ko susidaro elektroninė paslauga, kad jinai turi paslaugos tiekėją gavėją, kad yra subjektas. Aha, prieisim prie to paslaugos gavėjas, yra asmuo. Asmuo gali būti aprašomas pagal jau gerai, kai kuriems žinoma, core person vocabulary, ne? Bet tą core person vocabulary, prieisim prie to, mes galime adaptuotis Lietuvoje ir pasakyti, kad ID yra realiai asmens kodas. Ar tai gera, bloga praktika? Čia kitas dalykas, bet taip yra. Ar laikina? Pažiūrėsime. Trumpai gal iliustracijai aš norėsiu ir tada parodyti, kad būtų toks ir gyvas, ir čia ne šiaip išmanytas dalykas, tie, kas yra architektai arba architektam galėtų perduoti, čia daug paminėtis mane. Va. Tikiuosi šiek tiek matosi. Tai jeigu taip žiūrėti, koncepciškai tai yra už tos laikų slypi SCOSO pavidalo aprašytas koncepcijų rinkinys ir pagal TOGAFO principus, TOGAFO pasakysime, kas tai yra, pagal TOGAFO pjūvius sudėliota į direktyvas, į sluoksnius. Strateginiam lygmenyje mums svarbu turėti esminės sąvokas, kad yra skaitmeninis gebėjimas, ne? Skaitmenimas, ne? Kad yra skaitmeninimo politika, public policy, viešoji politika, kuri sako, kodėl mes visą tai darome. Veiklos lygmenyje brėžtų visai idėja sąvokų, kas yra paslauga, kas yra skaitmeninė paslauga, kas yra paslaugos gavėjas. Pagal TOGAFO principus, vis dar veiklos lygmenyje, sakome. Taikomajame lygmenyje, application, apibrėžti, kaip sakom, kad yra prieigos valdymo sprendimai, yra duomenų formatai, yra duomenų valdymas kaip
kaip sąsaja, kaip gebėjimas. Visa eilė architektūrinių komponentų, kurie dabar neužklausiu, tiem, kas yra architektai, tai turėtų tai žinoti. Technologinis ir fizinis įgyvenimo lygmuo. Kaip organizuoti duomenų teikimą, kaip organizuoti aplikacijų gyvenimą infrastruktūroje. Visą tai sudėliota kaip esminiam koncepcijom ir patikima to architektūros pagal TOGAFą pradžių pjūviais, mes sudėliota į interoperabilumo vaizdus, kur pasakyta. Teisinis interoperabilumas turi prasidėti nuo viešosios politikos, kuri įgyvendina tam tikrą teisės aktų reikalavimą. Ir čia priežiūros modelis, kas turėtų būti tam, kad interoperabilumas teisinis įvyktų. Jeigu mes sakom teisinio interoperabilumo lygmenyje, svarbu įvardinti principus. Išteklių valdymo įstatyme yra įvardinti informacinių sistemų įgyvenimo principai. Jeigu sakytum taip, architektas teisinio interoperabilumo lygmens, turėčiau pasižiūrėti, ar ne, kas yra pavyzdys tas teisinio interoperabilumo principų, kad turi būti toks blokas, ar jisai įgyventas Lietuvoje, taip jisai yra įgyventas teisės aktuose. Kiek mes išreiškia tam tikrą ontologiją, kuri būtų mašinai būtų skaitoma ir priklijuojama prie dokumento, kaip etiketė, ar tas dokumentas atspindi teisinio interoperabilumo principą, kad sistemos įgyvenimas pagal atvirus standartus, čia turbūt kiti klausimai, bet čia yra daugiau architektūros blokai architektams, būtent interoperabilumo, pačiai prasme. Ar tai būtų teisės akto architektas, ar organizacijos proceso architektas, ar kalbant apie mums rūpimą einamį semantinį sluoksnį, duomenų architektūros pjūvį. Na ir sakome, čia dabar tikiuosi kažkiek gal ir gerai matoma, gal bandysiu padidinti, kad būtų geriau. Sakome, jeigu interoperabilume dalyvauja duomenis, tai rekomenduojama, kad jie turėtų savo ontologiją, jie duomenis konkretus, sakom, kas turėtų duomenis, jie dalyvauja tam tikram duomenų rinkinyje, kur čia mes diskutavome, sakom, kas tas duomenų rinkinys yra, galbūt daugiau koncepcinė sąvoka, duomenis gali būti susieti, gali būti ir atviri, gali būti susieti atviri, ir tai yra sąvokų lygmenyje, jeigu atsidarytume tas dėžutės konkrečiai yra nuorodos, tai pavyzdžiui, kas yra duomenis pagal tą jau kaip ir gerąją praktiką tarptautinę ir pagal visos standartus, ar ne, sakysim, pagal konkrečiai šiuo atveju metamodelio nustatytas savybes yra aprašyta duomenų kaip building bloko, kaip architektūros sudėtinės kaip komponentas, ar ne? Kas yra duomenys? Jie gali būti taip pat ir atviri, gali būti susieti. Ir čia architektai Europos Sąjungos mastu pabandė ir padarė tą tokį modelį apibendrinant praktikas. Susijant kiek įmanoma su teisės aktais Europos Sąjungos mastu, su tarptautiniais standartais, su atvirų organizacijų kaip WSRC standartais, grindžiant atvirų specifikacijų ir atvirų standartų principų įgyvendinimą. Tai čia tik trumpas žvilgsnis į tai, kad yra dalykai, ir jeigu galvotume, kaip organizuoti, tarkime, registrą, arba kokia jo vieta informacinės sistemos įgyvendinimo iniciatyvoje, irgi, verta pasižiūrėti. Gali būti, kad nebus atsakymų tiesiogiai, bet bent jau tada žinosi, kur atsakyti klausimai, kur ne. Tai čia toksai kaip ir, kalbant apie tą trijulę, duomenų valdymo įgaliotinis, duomenų architektas ir duomenų administratorius, tai čia turbūt tokia žinutė daugiau tiem, kas institucijose, organizacijose būtų duomenų architektai, kurie mano giliu įsitikinimu turėtų žinoti, visų pirma, kas yra TOGAFas, kas yra tas cikliškas architektūros įgyvendinimo principas, modelis. Interoperabilumo kontekste įgyvendina mūsų kartu iniciatyvą, arba, sakykime taip, duomenų saveikumą, duomenų tvarkymą ir duomenų teikimą ar apsikeitimą.
būtent semantiniam sluoksniui žinoti, kad yra tokie dalykai, kurie diskutuojami ir apibrėžimi. Prieš pereinant į kitą temą apie tos semantinius išteklius ir kokie yra jau ES mastu rekomenduojami standartiniai, sakysim taip, kertiniai žodynai arba semantiniai ištekliai. Tai gal trumpą pauzę ir paklausti, ar čia susiriša su tam tikrais praktiniais uždaviniais, kuriuos tenka spręsti, ar dar prie to nepriėjot, ar nebuvo tokio poreikio. Bet pavyzdžiui, atsimenu su Sodra, tas SSI. Čia 10 metų senumo turbūt daugiau tema, ar ne? Ilgokai mes ten darėme. Tiesiog, skirtingos šalis, skirtingas patirtis, skirtingi duomenys. Čia mes į tai dalis buvom, tas europinio projekto. Tai toliau tęsiasi šitas dalykas. Ir tik žinau, kad, pavyzdžiui, kaip jeigu taip interoperabilumas sveikatos srityje, nes daug kur buvo nudegusių, sakysim taip, patirčių, tai buvo sutartimas. Tokia modelio, įgyvendino infrastruktūrą ir labai aiškiai sufokusuoti išmokti, geriau pasakyti, mažiau, bet veikiančių. Tai vat socialinius draudimus ir tiek, kas yra konkretus paslaugų rezultatai, kuriais gali pasigirti Europą. Ar tiesiog Lietuva, sakytum. Ten dažniausiai dėl, ar turėjo ten išmokų, ar turėjo kažkokio tai darbo, legalaus darbo, ar gavo kažkokią pašalpą. Labai įvairių. Pašalpų srityje, ne? Lygiai taip pat mes klausim, lygiai taip pat mūsų klausim. Tiesiog susisiekimas toks. Iš visų šalių skirtingas surašymas. Ir skirtingos institucijos, skirtingai, vienur tas yra, kitose šalyse nėra tokios grupės, įvairiai. Puikiai girdite. Girdim. Šauniai. Mažesnė atrodė. Gerai, kolegos, čia gal platai, jeigu duris turi pridaryti, tai kitą pusvalandį trumpai apžvalgos apie semantinius išteklius ES, kuriuos, sakysim taip, tikslas yra perpanaudoti Lietuvoje, jau nemažai perpanaudojame. O vat ir tada, nepastaniu ekrane, pasipildėlą. Gerai. Ten ekrane matosi, ne? Dalinuosi Vladai Gabrieliui. Ok, tai semantiniai ištekliai, ne? Tai jeigu mes kalbame apie tą semantinį interoperabilumą, apie lost principus ir kaip jį konstruoti, truputėlį paliečiau tą architecture building blocks, EIROS, tą, sakykim taip, Europos interoperabilumo referencinės architektūros modelį, kur verta pasižiūrėti architektam, galbūt net kartais teisės aktų kūrėjam, leidėjam įgyvendinti teisės aktų žmonėms, organizacijoms, kaip dėliotis organizacinius procesus, ką reikėtų įgyvendinti ir suprasti ir susitarti Lietuvoje ar tarp organizacijų, kas yra elektroninė paslauga, kaip tą įformintas, jau nors yra įforminta, bet kad tų praktikų pasižiūrėti yra tas modelis, ką verta pasižiūrėti. Semik ištekliai, būtent, jeigu kalbam apie tą semantinį interoperabilumą, būtent orientuojasi į tą sluoksnį, jo tinkamą, kiek įmanoma, sutartą būdą, kaip įgyvendinti, ir kas tai iš tikrųjų yra, tai yra daugybė praktikų vienoje vietoje koncentruota Europos komisijos užtikrinama, čia ne tai, kad Europos komisija čia viską diktuoja, bet yra daug išminties ir žinių jau sudėta, ką galima perpanaudoti
tiek kuriant, mes kai kalbam, čia buvo klausimas, kas yra modelis, tiek kuriant duomenų modelius, informacijos modelius, žinių modelius, kalbant apie tą semantinį interoperabilumo įgyvendinimą, kokie konkretus sprendimai skaitmeniniai, kaip programinis įrangos, galėtų būti perpanaudojami, žinių apsikeitimas, praktikos, įsi Europą EU, tarkime, galbūt tinklapį ne vienas bandė, ar ne, ir iš tikrųjų verta pasižiūrėti. Ir trys pagrindinės, galbūt dabar čia Martynai, gal jeigu kiek papildytum, ar teisingai suprantu, kad ir tos semiko pagrindinės veiksmų kryptis yra sukoncentruotos į tos bazinius registrus, viena kryptis, kita yra paslaugų katalogai, ir ta data spaces, kuri naujai atsirandanti, išaugusi tema, likti dar į galą neišsigrynusi, kaip bus įgyvendinama, bet dėl to ir daroma stipriai su semiko palaikymu, kad šalis vienodai nujudėtų į tą data spaces. Ar šitoje vietoje dar kažko tai yra čia papildinti iš to semiko veiksmų Europos Sąjungos, tos bendruomenės semantinių išteklių, kaip ir kūrėjo, ar interoperabilumo kūrėjo, tiksliau sakant? Kaip suprantu, dabar pagal tą reglamentą saveikumą turėtų kaip institucija pradėti veikti. Jau nebe bendruomenė, ne? Community, ne? Bordas iš kiekvienos valstybės po kelis narius, bet dar ir turėtų europinės, aišku, ten kuruodavo, kuruodavo Europos Sąjungos irgi dalis tų padalinių, tą semiką, šiek tiek jie yra pasiskaidę pagal kryptis, bet šiaip daugiausia, ką daro, tai vyksta ekspertų pasitarimai dėl standartų nustatymo. Ir judama, reiškia, priimami standartai, updatinami jie ir paslavus susirinkimai vykdomi ir išdiskutavimo. Dar Academy yra tokia, reiškia, ten skirta irgi mokymus. Ir kol kas jie tokie labai jau bazinė, tokia lengva labai lygio. Sakykime, bet idėja jų po truputį yra ir tuos jau pažangiems leisti. Jie nemokami, tik tai tiesa anglų kalba. Tai jeigu mokami, galima irgi pradėti sekti ir mokintis. Tai tokios gal kryptis pagrindinės. Tai čia turbūt, kad iš tos struktūrios semik, tai turbūt tas yra kaip community, kaip bendruomenė jungianti, kaip čia valstybių, turbūt pagal sritis, ar kiek įmanom bendrai deleguotus, kaip čia žmonės atstovus, kurie kaip čia judina iniciatyvas šalių mastu, bet kad tai taptų net institucionalizuota, kaip suprantu. Tai faktas, kad tai visi įgavom didesnį pagreitį ir reguliavimą. Tai sakytum taip, kaip sakant, iš apačios į viršų einant. SQL nebeužteks, reikės RDF ir AULA duomenų inžinieriams, architektams, o duomenų valdymo įgaliotiniams, kad neįsigastų tų trumpinių, ar ne? Ir neįsigastų trumpinių, kas yra tas core vocabulary, ar ne? Ar control vocabulary, kalbant apie prieštas sąvokas, kurios ateitų iš Europos Sąjungos. Ir tai yra nuostabūs dalykai, tikrai geri dalykai, kurie sprendžia tam tikrus uždavinius dvejonės. Tai aš neįsivaizduoju, pavyzdžiui, Martynas kiek turi energijos, kai turi tam tikrus labai gilius filosofinius kaip ir klausimus atsakinėti ir tai reikalauja daug energijos. Kiekvieną sąvoką brėžti, išgryninti, kaip jokinto žodžiu, išsiginčyti Europos Sąjungos mastu su semiku ir dar čia grįžus Lietuvoje su mumis visais prasigryninti. Tai yra daug darbo, kaip sutarti, kas yra person, kas yra business, kas yra location, kas yra paslauga, kas yra viešoji paslauga. Ar tai skaitmeninė, ar ne, prasideda. Bet yra pradėjom dalykai. Kas būtų, jeigu nedarytume to, trumpai ir aiškiai, čia būtų teksto paskaityti, būtų mažesnė sąveika, daugiau darbo, būtų dubliavimas, duomenų tvarkymo dubliavimas, augant duomenų kiekiams dėlėms infrastruktūros kaštai, nebijokim tos, duomenų kokybės problemos, su kuriamis turbūt daug kas dar taip susidurėt, bet vis mažiau ir mažiau. Atitikties teisinė rizika, žinoti, atleidau per savo žodyną tvarkomų duomenų, duomenų žodynų, duomenų katalogą, kur yra įdėtas atributas kodas.
asmens kodas, ne? Ir jį išlukštenti ir surastas vietas ir tinkamai valdyti. Ne? Būtų izoliacija tarp organizacijų ir nuo bendruomenės, nuo paslaugų gavėjų tų pačių ir nuo inovacijos ir augimas, vėl mes užsikasam duomenų tvarkymo valdymą. Ne? Nebūtų, grubiai sakant, progreso į priekį. Ne? Esmėjai dalykai, ką čia dabar mažom raidytėm, ką galima rasti, specifikacijos, principai ir gairės, elektroninės valdžios, core vocabularies, prie to prieisim, application profiles, prie to prieisim, kaip vienas dalykas, taikomieji profiliai. O, tai, sakysim, Europos Sąjunga, su semantiniu interoperabilumu, gyvena didesniam pasaulyje. Tai šiuo atveju nemažai apibrėžė WAC, yra iš apačios, net nepabijokim tokio, sakysim, large IT vendors, ar ne? Tai jūs sakytų, prieš 30 metų ar tu mokės gal, sakysim, jo, moku, taip kaip Oracle'as apibrėžė. Kad ten didžiąją dalimi gyventi SQL 92 standarto tada buvo, ar ne, specifikacijos ir pridėta, sakysim, pliusiukų, minusiukų, dialektą, ar ne, gal ne visi tą žinojo, ar ne, pasakysim. Taip, industrija diktuoja stipriai, ne, ar tiesiogiai Europos Sąjungoje, kad geriau per standartus, prie kurių prisideda kuriame, ne. Tai, sakysim, tie patys application profile, prie ko prieisim dekatas, data cataloging, ne, specifikacija, ateina iš W3C, yra application profile taikymo profilis su tam tikrais apribojimais, galbūt išpėdimais, kur labai reikėtų atsargiai žiūrėti, ar ne. Dekat, ar ne, mes Europos Sąjungą turime dekat, ar ne. Konkrečiai Lietuvoje yra paskelbtos dekat APLT. Ar visi žinojo, kad jau yra paskelbtas? Taip. Labai gerai. Nuostabu, gegužės mėnesį. Tu turi tobulinimas, kad tai yra jau to profilio, kuris reikalingas čia, ar ne, ir paskelbimas. Jūs prie to prijungti tam tikri aspektai kaip Berego, didelės vertės duomenų, HVD, taip sakau, trumpai, ne kiti dalykai. Tai Gabrielė trumpai tą paims. Čia svarbu suvokti, kad, kaip tai Europos mastu yra tam tikri, sakysim, tas rinkinys, kuris jau diktuojamas, ištikuojamas, tie patys application profiles, ne, ir tada other vocabularies and specifications, ir jeigu sakom taip, nerodom daug skaidrų, ne, kuo skiriasi core vocabulary nuo control vocabulary iš esmės. Kai mes kalbam apie core vocabulary, tai pagrinde, Europos Sąjungos mastu turim tokius žodynus. Ir čia yra ne kažkoks platus žodynas, bet yra koncentruotas aprašas, koncentruota specifikacija. Pavyzdžiui, čia kaip apibūdinti ūkio subjektą lietuviškai pasakysiu. Verslo. Jūs turite turėti kodą, pavadinimą, adresą. Adresas. Gerai, adresą turiu. Adresų išreikšti einam, kur šitas location, jo, vocabulary. Ir kaip tas location yra išreikštas. Tai yra geografinė lokacija, ne, yra šalis, aštų kodą galbūt, ne, ir tai yra aprašyta. Ne. Ir tai yra tie vocabularies aprašyta kaip normatyvinės specifikacijos, kaip UML klasių schemos. UML modelis, trumpai sakant, bet suprant, kad UML yra daug plačiau, bet šiuo atveju UML klasių modelis, UML diagrama su pagrindiniam klasėm, atributais, ryšiais, ar ne, kaip tai turėtų būti įgyvenima, kaip referencinis modelis, suprant, gali būti plėtiniai, ar ne, sutartas. Adresas yra aprašomas taip, lokacija, turi savo tos kodo nuts, ne, tos lygius, ne, ir visą kitą. Kaip asmuo yra aprašomas, ne? Kur tas core person, ne? Galbūt nepapuolė, bet person, va čia šitam bendram paveikslui, ne? Vardas, pavardė, kaip jie vadinami?
ar given name, ar family name, čia pat irgi tas sutarta, ne, tai yra first name, second name, ar family name. Dabar net neatsimenu, reikėtų pažiūrėti žodyną man, ar ne, mintinai, kaip žmogus apibūdinamas, ar ne, kaip mes vadindami kaip architektai, kurie projektuoja lentelę, stulpelės, sakysim, pavadinimo, kaip vadinsi, vardas, pavardė, ar, sakysim, duotas vardas, ne lietuviškai. Aha, nu gerai, lietuviškai mes interpretuosime nesvarbu, bet svarbu, kad mes su angliška ta savoka, kaip čia apibrėžta, vienodai sutartume, kad prisėtume tą lietuvišką pavadinimą label, ar ne, su angliška, tas, sakysim, žodyno to label, ar ne. Kodėl to reikia? Tam, kad, jeigu, sakysim, kažkas užklausys, sakysim, duokite apdraustųjų vardus ir pavardas su antrais vardais, ar ne, kad mes vienodus duomenis ištrauktume ir paduotume kitai šaliai. Ne? Ir nepaisant to, jeigu mes turėsim lietuviškų lentelių, sakysim, stulpelių pavadinimus, skirtingai būsime lietuviškai pavadinimai, bet jeigu būsime susiję su to žodynu tinkamai, kad yra first name, second name, ar net family name, ar ne, tai tą patį dalyką paduosime, ko tikisi kita pusė, ne kitoje šalyje, ne, pagal vieningą žodyną, kaip šios savus projektuotas. Svarbus akcentas, kad tai yra nenatūralios kalbos žodynas, tiesiog, kas būtų žodynėlis atsiversti ir pagrindinės sąvokas, ne. O tai yra daugiau projektuotams architektams skirtas dalykas. Ne. Arba duomenų valdymo įgaliotinis turėtų jau žinot, kad yra tokie žodynai, arba matyti, kurie atsiranda, ir žinot, ar privalu taikyti, ar rekomenduojama taikyti, ar sakysim, pasirinktinai taikoma. Ne? Ir architektas turėtų jau mokėti, gebėti ir taikyti. Sakyčiau, duomenų architekto disciplina labiau netgi negu sprendimo architekto, ką jau anksčiau akcentavau. Specifikacijos. Taikymų profilių, pavyzdžiai, truputėlį, jau kalbant apie tą duomenų interparabilumą, duomenų katalogizavimo, uždavinį DKTP, bet to duomenų, sakysim taip, išreiškimo, aprašymo specifikaciją ES mastu. Lietuvoje mes turime išplėtimą aprašymą į DKTP. Gali būti DKTas, vadinkim taip, kaip žinote, skirtingom specialybinėm arba valdymo sritim, geo, statistikai, jeigu tam būtų. Čia truputėlį vis kyla diskusija, nežinau, kiek ir prisijungusi, jeigu čia dar kam gali būti aktualu, bet vis kyla klausimų, koks čia santykis to viso dekato, sakysim, dekato grįsto žodyno, kurį tvarko VSSA su valstybės duomenų agentūra. Sakytum, jie ten turi irgi detalų, mes čia galim sakyti, susitvarkyti. Sakytum, gerai, tai tvarkykit, bet yra pagrindinis, sakysim, kuris yra tvarkomas pagal DKTP, o jeigu turite savo žodyną, kurį norite iš esmės apsirašyti, žiūrėkite, tai stat DKTP, ne, kaip tie, sakysim, duomenys, išvestiniai, galbūt dažniausiai duomenys iš pirminių duomenų šaltinių, surandami, pasiekimi per DKTP.lt, pagrindą veikiantį katalogą, ar ne, kaip ten gali būti tvarkomi, ar ne, kaip kolegė paminėjo, pagal tam tikrus duomenų algoritmus, ar ne? Sprendžiami tie klausimai. Tai galim pasižiūrėti tikrai nemažai ir atrasti. Tai yra kol kas, kaip sakom, sveikatą. Atrodo, sakysim, mažai, bet yra galingi dalykai. Ne? Kaip sukatalogizuoti duomenis Europai, kaip sukatalogizuosim duomenis Lietuvoje. Pusę metų intensyviai dirbame jau su registrų centro komanda, ir su Sodros komanda, lygiai įsibėgėjom, ar ne, po truputėlį, kaip pradžiai, kaip čia, surinkti tą praartį dirvoną, nesukatalogizuoti. Laukia 100 institucijų. Kaip visiems? Tai mes dabar darom, galbūt ieškodami kelių, kaip ir tam tikrų ir atradimų kelių, bet tikslas bus kitiem galbūt ir kad duomenų rinkiniai patys paprastesni ir mažiau reikalų. Yra didelių institucijų tikrai, bet tikslas bus padaryti kaip įmanoma. Paprastai, paskui žiūrėkime tą semantinį turtinimą, žiūrėkime kaip pradžiai paprastus dalykus įgyvendinti. O vėliau sudėtingesnius. Trumpai čia, dėl semantinio style guide, sakom taip, semantikos inžinieriams, tai čia dabar taip
projekte dalyvaujantys tie, kas kaip aprašinėja DSA ir dekatus, jau, kaip sakyti, link to, ar ne, einam, kad semantiniais inžinieriais tampate, ar ne. Nemažai tos praktikos, ką mes dabar jau kaip ir pradėję taikyti, ne, nemažai, bet taip, tam tikrą dalim, bet tikrai dar nepilnai, jau teikia institucijų, kad jūs centras gauna, kad Sodra gaus prašyti tvarkant duomenų rinkinius pagal dekato, pagal DSA, ar ne, stengiamės kiek manoma pasiremti SIMPO gairėmis, ar ne, kaip tą dalyką daryti, bet čia vėlgi labai svarbus momentas. Čia yra prašyta realiai daug, ne? Tikrai atrodo mažai, sakysime, aprašyti JML klasių diagramas, sakysime, jūsų tvarkomus duomenis. Galima greitai, tam, kad mes galėtume užpildyti dekato DSA, bet norim tinkamą modelį padaryti ir jį nušlifuoti, reikia laiko. Ir tai bus suprantam, tai galbūt čia toks ir kvietimas. Yra gairės, Martynai, kaip tu matytumėt, yra gairės, bet mes turime tikrai žiūrėti, taip, labai praktiškai, ko mums iš tikrųjų reikia, jeigu, sakom, taip, JML rekomenduojam, neieškant kitų schemų, naudojam ar ne, kiek praktiškai yra reikalinga, kiek tuo momentu galim, žiūrėti laikė, kiek galim padaryti, nebūtinai geros versijos, judėti toliau į priekį. Toks paprastas patarimas. Čia galbūt dabar duomenų valdymo įgaliotiniams, jeigu, sakykim, kuo tai svarbu, tai čia vėl užduoti klausimą architektams, duomenų administratoriams, ar žiūrėjai, ką jau naudojama, ne? Jeigu sakytų, nuobodus darbas, neturėjau jau ką daryti, viskai tai, tai įsitraukti, sakysim, tai pasižiūrėkime, kaip Data Shape Conventions, kur čia mes sakom, paimkime duomenų rinkinį, kurį gauname, tarkime, aprašytame to duomenimis iš registrų centro apie nekilnojamą daiktą, ar ne, ir pravaliduokime gal šeklą, ar ne. Kas tai šekla, ar ne? Čia prasideda, ar ne, tam truputėlį aš negrįšiu prie tos semantics steko, ar ne. Yra daug dalykų, kur galbūt jie dar laukia mūsų, ar ne, neapibriežti. Bet tikrai yra daug ką visiems daryti. Jeigu sakytų, kad neturim ką veikti, tai tikrai yra pasižiūrėti, ką galima patobulinti ir duoti užduočių ir į karjeros planus įdėti. Jeigu sakytume taip, jeigu RDF kažkas išmoko, AUL išmoko, gerai, tai kaip dabar pravaliduosim duomenų rinkinį, reikia apibrėžti, sakysim, duomenų validavimo, mašininio skaitimo būdu išreikštų duomenų validavimo taisyklės gal šeklą. Gabrielė trumpai pasakys, kas tas yra, neparodys gal gyvai. Mintis tokia, kad jeigu mes turime kažkokį tai duomenų rinkinį išreikštą RDF-o, galbūt ir AUL-o vidalu, mes tą rinkinį paduodam varikliukui, kuris turės savyje apibrėžtas taisyklės, kaip duomenų rinkinio prašymas atitinka nustatytas taisyklės. Šiuo atveju, kaip duomenų rinkinys aprašytas mašininio skaitimo būdu, dekatas DSA, atitinka nustatytas duomenų modelio taisyklės, dekata PLT modelio taisyklės, kad galėtų patekti ir būtų paskelbtas į duomenų katalogą. Kaip vienas iš tų. Ir tai yra apibrėžta, proceso vystymosi prasme, standartų ir įrankių naudojimo prasme, semiko gairės. Tai čia turbūt tokia, galbūt neapkraunant žinia, kas jūsų organizacijos, jūsų komandose, kas yra jau link duomenų architekto, duomenų administratoriaus. Tikrai verta čia dėkui Mantas ir Martynas per susitikimus parodyti, vadovaukime šitą, žiūrėkime. Čia yra svarbios gairės, čia sudėta daug praktikos, daug patirties ir tą patį kaip ir JML, kaip pritaikyti, JML yra labai platu, kaip palengvinti darbą, supratimą duomenų modelio specifikacijos, kas tai yra, sutart, kad kiek manoma supaprastinti patį darbą, ką mes norim pasiekti. Tai turbūt čia toks esminis momentas dėl
Pilotų įgyvendinamų, gal čia praleisiu, ką šalis daro dėl LDIS, o čia turbūt irgi dar praleisiu. Čia tikrai trumpas toksai ekskursas gamybai specifikacijų, ar kas yra tas, sakysim, arba semantikos inžinierių fabrikas, ar ne? Čia ištraukiu iš semiko tokia referencinė architektūra. Truputėlį to dalyko jau mes turime ir VSSA, bet turbūt pagirtina, ką Martynas, Mantas, Kęstutis, kaip čia stumia į priekį, kad tas fabrikėlis po truputėlį užsisuktų. Ir sakyčiau, kad galbūt tą praktiką galėtų nemaža dalim, Martynai, turbūt, ar ne, kad to semantikos fabrikėlio neperduota būti ir didelėm organizacijom, ar ne, bet už to slypi, na, sakysim taip, nemažai daug dalykų, ne ką, sakysim taip. Jeigu konstruojate, sakykim, savo srities ontologiją, kaip tai daroma, naudojant tam tikrai kontroliuojamų žodynų, kaip Workbench, čia labai gal sunkiai matosi ES, mes kokį naudosime Lietuvoje, galbūt irgi liktai link to įrankio atviro kodo būtų naudojama, ar ne? Bet visa eilė to, sakysim, gamybos etapo, kuris jungia ir tas, sakysim, ontologijų panaudojimo, arba, sakysim, galbūt tas dalykas, kaip UML klasių diagramą konvertuosime į ontologiją, kur reikia UML klasių diagramą brėžti tam, kad galima būtų arti tos ontologijos, kurią srityje norim turėtų apibrėžta turėti, ar ne, kiek įmanoma mašininiu būdu. Na ir, sakysim, taip, įgalinant ir kur visą tą, sakysim, specifikacijų rinkinį ir kaip valdysim. Naudojant GitHubą, versijavimas, paskelbimas, ne, ir pateikimas, sakysim, mašininiams procesams. Ne. Įgalinti, kaip mes kalbėjom, piramidžių, sakysime, bendravimą, saveikumą. Ne tik duomenų, bet ir informacinių ir žinių modelių prasme. Dėl kontroliuojamų žodynų, nepamenu tiksliai, lyg tai buvo gal atskirai skaidrė, gal tai kitur. Dėl jų kontrolų vocabularis, tai tiesiog galbūt tokiosai raktažodis. Jeigu šitą paieškos žodį vestumėt į Google, tai išmestų tinklapį, kur yra Europos komisijos tvarkomi kontroliuojami žodynai, ne core vocabularies, kontroliuojami žodynai, kur yra sudėtos, kiek įmanoma, visos ontologijos arba sąvokų duomenų bazės, ar net jų, sakysim, meta lygmenyje, ir tą patį žodį paieškos, kas yra informacinė sistema, kur jinai kaip sąvoka apibrėžiama ir naudojama ES mastu arba duomenų rinkiniuose, irgi tą galėsite rasti. Ne? Ir kas yra socialinė paslauga, ne? Tos yra sąvokų apibrėžimai tezauruose, žodynuose ar ontologijose, kaip, sakysime, žinių modeliuose. Ne? Tai tą irgi galite nesunkiai rasti ir iš tikrųjų galingi mechanizmai yra įgyvendinti, užtikrinti sąvokų, kurios apibrėžtos panaudojimą. Ar konstruotumėt duomenų modelį, ar informacinės sistemos žodį galima naudoti. Nu, turbūt galima naudoti, bet kur tai apibrėžti, sakytume, informacinė sistema. Ne? Ir ten yra, arba jie yra pažiūrėjus informacinė sistema, ISO, ten kažkuris tai standartas pasako, kad yra informacinė sistema. Galbūt nereikia pažiūrėti šio atveju, kad, sakysim, valstybės informacinio išteklių valdymo įstatymė yra apibrėžta informacinė sistema. Keli šaltiniai, ne? Bet jeigu apibrėžiu sąvoką informacinė sistema, galiu pasakyti ir pagal išteklių valdymo įstatymą, ir pagal ISO, ir pagal ES žodyną, tai yra ta pati sąvoka. Ir tai ontologija brėšiu kaip sinonimus. Semantikos inžinierių darbas. Ne? Įdomus darbas. Taip. Gal trumpai dar
akcentas dėl perinant į tavo kaip iš jau grynai duomenų valdymo temą ir link katalogizavimo, ar kaip tai turėtų būti išaiškinama, kas yra mums svarbiausia, kur mes susitelkėm pradžioje ir kodėl Registrų centras ir sodra, jeigu sakom taip, visam bendram interoperabilumo paveikslą, duomenų valdysenos, interoperabilumo platformų, duomenų valdymo sluoksnis. Plačiai paėmus valstybei svarbu žinoti, kas yra pagrindiniai duomenys, kas yra tie pagrindiniai duomenų rinkiniai, didžiausiai kūrėjai jų ir jų naudotojai, ir kurie daugiausiai naudojami kitur, ar pasidalinant, ar kitos organizacijos. Na, jeigu sakom, taip paprastai, iš apačios į viršų. Base registers, baziniai registrai, tai yra valstybės registrai, sričių registrai kiti, žinybiniai registrai, pasakysiu tiksliai, bet tai yra pagrindiniai duomenys, sakytum, valstybė, master data. Ir kalbant apie modeliai, kuriuo mes, sakysim, taip nemažai remiamės dabar dėliojant duomenų valdysenos modelį gyveninant duomenų katalogizavimo iniciatyvą, remiamės, kiek taip, BRAIFO, bazinių registrų, interoperabilumo modelių, kur apibrėžiamos bendrosios praktikos, kaip turėtų būti ir kas yra akcentas pagrindinių duomenų rinkinių įgyvendinimo. Ir yra įvardinti kaip prioritetai, kas yra tie baziniai registrai, nuo ko reikėtų pradėti. Ir kalbant apie truputėlį patį dekatą, tai gal čia dar perinant į dekato paties kaip čia pristatymą, jeigu mes kalbam apie dekato PLT, tai sakysim taip, čia turbūt nenusižengsiu Martynai ir Gabrielė pasakydamas, kad dekato PLT yra tos toksai, taip, truputėlį hybridas su priemaišom VREGO, Base Registers, sakysim, duomenų rinkinių prašymo, kad Base Registers, kuris pasako, kad yra baziniai registrai, kurie yra naudojami teikiant viešas paslaugas, ir yra svarbiausi dalykai, kurios paslaugos, kurias teikia organizacijos, kurios naudoja duomenis, tvarkomus bazinėse registruose kaip tokios apibrėžtos sąvokas. Tai prijungtos į dekato PLT VREGO tam tikros sąvokos, ką jau paminėjau, kaip išplėtimas, turbūt kaip filtras, didelės vertės duomenų, vaizdavimas, vaizdas modelis, high value data. Tai, sakysim, yra sudėtinės dalis dekato PLT, kaip tokios specifikacijos metaduomenų modelio, kuris yra aprašytas metaduomenų modelis HTML skaitoma žmonėms redakcijai, išreikštas mašinų skaitimo būdu, RDF, XML, dabar labiau sakom taip, RDF Turtle, ir turi savo šeklą išreikštą, šiuo atveju Lietuvoje mes turime irgi Turtle. Čia turbūt jau tie, kas kaip kūrė sprendimus, ar duomenų architektai, kurie turėtų žinoti tos formatus, turbūt jau turėtų siūlyti duomenų valdymą įgaliotiniams, kokį formatą pasirinkti. Formato pasirinkimas irgi gan svarbu, kad duomenų žodynai ar jų išraiškos mašinio skaitimo būdu kiek manoma derėtų. Jeigu anksčiau būdavo populiaru XML RDF formatas, dabar stipriai perinam prie RDF, prie RDF Turtle formatų. Tai trumpai tiek apie bazinius išteklius,